Paviršinio vandens telkinių pakrantės, įskaitant apsaugos juostas, pagrioviai. Deklaruojami kodu KEP. Šių juostų plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 metro ir ne didesnis kaip 20 metrų. Plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 aro ir šios juostos turi būti įsiterpusios arba ribotis su ariamąja žeme ar daugiametėmis pievomis, jei dalyvaujama kraštovaizdžio elementų priežiūros veikloje. Dabar pademonstruosiu, kaip įbraižyti paviršinio vandens telkinių pakrantės, įskaitant apsaugos juostas pagrioviui. Visų pirma, turime įsijungti sluoksnį. Paspaudėm mygtuką sluoksnių sąrašas. Sluoksnių grupėje pažymime sluoksnį palaukės 3 metrų pločio ir nesureguliuoti vandens telkinių pakrantės, tai yra 5 metrų pločio juostą. Turime pažymėti pagrindinį lauką, kuriame braižysime juostą. Visų pirma, turim sutvarkyti pagrindinį lauką, nes jeigu tinkamas paramai plotas patenka į netinkamą, kaip šiuo atveju yra, tai tam, kad nebūtų ateityje klaidų su braižymu, tai visų pirma turim jį apkirpti pagal kontrolinį žemės sklypą. Tai turim paspausti mygtuką lauką automatiškai apkirpti, padalyti pagal pasirinktus aplinkinius objektus. Ir sluoksnių sąraše kontrolinių žemės sklypų ribos pažymime stulpelį apkirpti ir apačioje gerai. Dabar nukirpo pagrindinio lauko dalis, kurios pateko į netinkamą paramai kontrolinį žemės sklypą. Sekantis žingsnis būtų apkirpti lauką pagal 3 metrų apsauginę juostą. Tai tuo pačiu principu spaudžiam lauką automatiškai apkirpti, padalyti pagal pasirinktus aplinkinius objektus. Ir sluoksnių grupės sąraše GPR palaukės 3 metrų pločio, stulpelį apkirpti pažymime ir apačioje spaudžiame gerai. Dabar laukas yra apkirptas pagal 3 metrų apsauginę juostą. Tada spaudžiam mygtuką kraštovaizdžio elementai. Pasirinkti kraštovaizdžio elementą. Pasirenkame KEP paviršinio vandens telkinių pakrantės, įskaitant apsaugos juostas pagrioviai. Nurodom, kad tai yra 3 metrų apsauginė juosta ir formuosime juostą į išorę, tai pasirenkam tipą išorinę juostą pagal lauko ribos kraštinę. Ir spaudžiame mygtuką tęsti. Dedam pirmąjį pradžios tašką. Įspaudę Ctrl galime patraukti žemėlapį. Paleidę Ctrl mygtuką, užfiksuojame paskutinį juostos tašką, pasirenkam atkarpą ir spaudžiame mygtuką gerai. Dabar į išorę mums suformavo 3 metrų apsauginę juostą. Jei dalyvaujama kraštovaizdžio elementų priežiūros veikloje, tai galima pažymėti 16 punkte kraštovaizdžio elemento priežiūrą. Ir papildomai reikės pasirinkti kompensacijos tipą. Jeigu tai yra naujas šalinio elemento įkūrimas, tai pasirenkam. Jeigu tai yra esamo kraštovaizdžio elemento priežiūra, tai pasirenkam šitą variantą. Ir
ilgalaikių įsipareigojimo metus pasirinkam. Tai yra 5 metų įsipareigojimai. Spaudžiam gerai. Ir dabar matom, kad mūsų formavo 3 metrų apsauginę juostą. Kai įbraižoma juosta, tai būtina dar papildomai apkirpti pačią juostą. Tai pasirenkam lauką automatiškai apkirpti, padalyti pagal pasirinktus aplinkinius objektus. Ir dalyje pašalinti lauko dalis nepatenkančias į kontrolinį žemės sklypą, mažesnės nei 0,01 ha, spaudžiam gerai ir tas elemento dalis, kurios pateko į patį griovį, jas pašalinam. Taip, dabar norėčiau atkreipti dėmesį, kad gegužės 7 dieną įsigaliojo 4 GAP standarto pakeitimai. Pagal šį standartą paviršinio vandens telkinių pakrančių melioracijos griovių apsaugos juostose draudžiama dirbti žemę ir paskleisti mineralinės trąšas, augalų apsaugos produktus, mėšlą ir srutas. Taip pat panaikintas privalomumas deklaruoti paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas ir pagal GAP 4 standartą privaloma jas deklaruoti tik tais tuo atveju, jei jos yra įrengtos tinkamame paramai kontroliniame žemės sklype. PL1 tai yra dirbamosios žemės sklypas, kurį sudaro dirbamoji žemė, ariamoji žemė, pieva, sodai ir uogynai. Visais kitais atvejais, kai būtų toj vietoj miškas augtų ar būtų šiaip neprižiūrima pieva palikta BL9 kodas, tai tokiais atvejais nėra privaloma deklaruoti. Taip pat prie melioracijos griovių pagal ekologinę gamybą sertifikuojantiems laukams juostų nereikia palikti, tai gali būti deklaruojamas vientisas laukas. Išskirinėti juostų nereikia. Dalyvaujant kraštovaizdžio elemento priežiūros veikloje, įsipareigojama nenaudoti augalų apsaugos produktų, nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos. Nušienautą žolę galima palikti suguldytą vietoje, susmulkinti arba išvežti. Taip pat įsipareigojama neganyti ūkinių gyvūnų. Kokiu atveju būtina braižyti apsauginę juostą? Turiu porą pavyzdžių. Pirmu atveju matome, kad dirbamas laukas prieina iki pat griovių. Tai tokiu atveju bus privaloma išskirti apsauginę juostą ir ją deklaruoti KEP kodu. Kaip matot, 3 metrų juosta apsauginė. Tai visų pirma, ką aš turiu padaryti, tai apkirpti lauką pagal kontrolinį žemės sklypą. Tada apkirpti lauką pagal 3 metrų pločio juostą. Ir galiu tada išorę suformuoti
apsauginė juosta 3 metrų pločio, išorinė juosta pagal lauko ribos kraštinę, nurodau jos pradžios tašką ir pabaigos tašką. Pasirenku atkarpą ir spaudžiu gerai. Tai man suformavo juostą. Ir dar, kad nemestų klaidos apsidraudimui, dar kartelį jau pačią apsauginę juostą turėčiau apkirpti, tai yra pašalinti jos dalis patenkančias į tą kontrolinį žemės sklypą, tai yra į griovį. Spaudžiu gerai ir tada pasinaikina mažosios dalys, kurios pateko į patį griovį. Štai. Sekantis pavyzdys tai būtų deklaruojant daugiamečių pievų lauką. Kaip matote, tai yra daugiamečių pievų laukas pas mane. Ir jo dalis patenka į 3 metrų apsauginę juostą. Tai šiuo atveju braižyti atskirai apsauginių juostų prie pievų iki 5 metų arba prie daugiamečių pievų išskyrinėti jų neprivaloma. Privaloma tik tais tuo atveju, kai pareiškėjas pageidauja dalyvauti kraštovaizdžio elementų priežiūros veikloje. Tai reikės išskirti atskirai ir deklaruoti. Jeigu nedalyvauja kraštovaizdžio elementų priežiūroje, tai gali pievų plotą deklaruoti vientisą. Tai kokiais kodais galima deklaruoti ir nereikia išskirti atskirai jų apsauginių juostų, tai kai deklaruojama kodų GPŽ, LZV, 5PT7, 5PT8, DGP, EPT, EPG, SPT, 5PT2, ŠLT, EBB, MNP, MNŠ, DKP, EKP ir AKP. Sekantis pavyzdys būtų, kai deklaruojamas yra laukas ir jis nesiekia 3 metrų apsauginės juostos, kaip čia šituo atveju yra. Matome, kad laukas neprieina prie 3 metrų apsauginės juostos, tai šioje vietoje deklaruoti atskirai nereikia nieko. Galim tiesiog palikti toj vietoj ir juostų išskyrinėti nereikia. Taip pat sekantis pavyzdys būtų, kai ariamosios žemės laukas nesiekia 3 metrų apsauginės juostos ir juos skiria miškai, medžių grupės, krūmynai, tai tokiu atveju deklaruoti jų nereikia. Dabar kaip išvengti klaidų braižant paviršinio vandens telkinių pakrantės, įskaitant apsaugos juostas, pagriovius.
Taip, turime lauką. Visų pirma, visada privalome apkirpti pagal kontrolinį žemės sklypą. Tai pažymim lauką, paspaudžiam mygtuką lauką automatiškai apkirpti padalyti pagal pasirinktus aplinkinius objektus ir sluoksnių sąraše stulpelį apkirpti pažymime kontrolinį žemės sklypų ribas ir spaudžiame gerai. Sekantis žingsnis būtų įbraižyti apsauginę juostą, tai pas mane čia yra 10 metrų juosta, apsauginė plotis, tai spaudžiu kraštovaizdžio elementai, pasirenku, kad braižysiu paviršinio vandens telkinių pakrantę, įskaitant apsaugos juostas pagrindus, nurodau juostos plotį, tai yra 10 metrų. Ir pasirenku, kad tai yra išorinė juosta pagal lauko ribos kraštynę. Spaudžiu tęsti. Nurodau pirmąjį tašką, kur prasideda juosta. Ir antrąjį tašką, kur juosta baigėsi. Pasirinku atkarpą. Spaudžiu gerai. Ir kaip matot, man suformavo apsauginę juostą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu yra išskirti, jeigu juosta eina per kelis kontrolinius žemės sklypus, tai yra per kontrolinį žemės sklypą, kurio kodas yra BL9 ir BL1, tai leidžiama yra deklaruoti ir klaidos šitoje vietoje nemes. Reikėtų apkirpti juostą papildomai pagal, nes matosi, kad va šitoje vietoje yra dalis patenka į patį griovį. Tai tokiu atveju reikėtų pašalinti lauko dalis, kurios patenka į kitą kontrolinį žemės sklypą, tai pažymim apsauginę juostą, paspaudžiam mygtuką lauką automatiškai apkirpti padalyti pagal pasirinktus objektus ir pabaigoje pažymime langelį, kad pašalinti lauko dalis nepatenkančias į kontrolinį žemės sklypą. Spaudžiam mygtuką gerai ir tas dalis mums pašalina. Išsaugom tai, ką padarėm. Jeigu matote, kad yra pasikeitusi griovio šlaito riba, tokiu atveju reikėtų apie tai pranešti mums, tai reikėtų dėti per išankstinius kontrolinius žemės sklypų ribų pasikeitimus tašką ir informuoti, kad yra pasikeitusi griovio šlaito riba. Tokiu atveju mes atvažiuotume, pamatuotume ir atnaujintume kontrolinį žemės sklypų šitoje vietoje. Ir dažniausiai pasitaikanti klaida. Kaip turiu pavyzdį, tai būtų pavyzdžiui, turime lauką ir norime dabar įbraižyti apsauginę juostą. Pasirinkam, kad tai yra kep. Nurodom, kad didesnį plotį negu realybėje yra. Tarkim, nurodom, kad tai yra 10 metrų pločio, bet iš tikrųjų yra tik 3 metrų pločio. Spaudžiam tęsti, nurodom, kur juosta prasideda, kur baigėsi. Pasirenkam atkarpą, spaudžiam gerai.
suformavo mums apsauginę juostą, tada ją arba pakoreguojam, jau nurodėm, kad tai yra 10 metrų plotis, tada dirbtinai jį sumažinam. Arba gali būti ir apkirpta pagal kontrolinį žemės sklypą. Ir mums pašalino visas lauko dalis, paliko tik tais 3 metrų apsauginę juostą. Tai kai tikrinsim paraišką, mums turėtų išmesti klaidą, kad pagal nurodytą ilgį ir plotį apskaičiuotas kraštovaizdžio elemento plotas nesutampa su deklaruojamu plotu. Tai reikės arba ištrinti kraštovaizdžio elementą ir braižyti jį iš naujo, arba galima jį pakoreguoti. Kaip matot, šitam laukui ir rodo, kad pagal nurodytą ilgį ir plotį apskaičiuotas kraštovaizdžio elemento plotas nesutampa su deklaruojamu plotu. Tai tokiu atveju jau turėčiau aš ištrinti ir braižyti iš naujo. Ką norėtume atkreipti dėmesį, kad jeigu tai buvo pernai padaryta, tai nurodytas yra didesnis plotis negu realybė yra, buvo paskui apkirpta pagal kontrolinį žemės sklypo ribas, tai šiais metais jau yra ta patikra įgyvendinta, tai reikės tą kraštovaizdžio elementą perbraižyti.